buvom pasimetę ir nežaidėm, nedarėm to, ką galim daryti. Ar trūko susižaidimo, dar trūksta turbūt labiausiai, taip? Tai ką čia dėl to susižaidimo čia nieko nepakeisi. Sakau, per treniruotę normaliau atrodėme, čia išėjom, duokim 15 000. Įtampa biškė. Aš nežinau, kad įtampa, visi pripratę prie žiūrovų, bet sakau, nežinau, kol kas sunkiai. Ar CSKA pasirodė, tarkim, iš tikrųjų aukštesnio lygio komanda negu tikėjotės? Jeigu laimėjo, tai ir pasirodė šiandien buvo aukštesnio lygio. Ką žinau, geri žaidėjai, gera komanda. Nieko stebuklingo nežaidė, žaidė taip, kaip gali ir moka. Jeigu mes žaidžiam kitaip, tai ir gavom. O sakyk, kaip manai, kur jūsų pačių yra didžiausias rezervas, kai būtų galima, tarkim, pasiekti artimiausiu metu? Nežinau, sakau, priartint mūsų žaidimą treniruotėse, priartint prie varžybų, ta prasme, varžybose žaisti kiek įmanoma arčiau treniruočių ritmo, ką mes sugebam treniruotėse. Taip, kad čia visur galėtų rasti, kur dadėti. Daug kur trūksta, tiek gynybai, tiek puolimui. Sakyk, kokios yra, tarkim, gana didelio klaidų skaičiaus zoninėje gynyboje, tarkim, priežastys. Ko taip? Dėl ko taip daug klydot gindamiesi zoną? Tai mes beveik, jeigu matyti, visas varžybas zoną gynėmės, tai buvo tų klaidų, bet nežinau. Mažai kalbėjom, prie zoninės gynybos reikia daug kalbėtis, per mažai kalbėjom. Jie turi gerus pasotojus, kurie išskirsto gerai kamuolį, tiek mažiukus, tiek didelius. Užmygom kelis kartus pažiūpsojom juos įkertančius į baudos aikštelę, viskas susidėjo ir taip ir gavos. Man tai pačiam, kad nors teko tiek laiko žaisti zoninę gynybą, nes be ne pusė rungtynių vien ta pati gynyba. Nemanau, kad tai buvo blogas sprendimas. Mes ruošiamės tam, nes CSKA yra tokia komanda, kuri tikrai turi visose grandyse gerų žaidėjų. Taip, kad mes turėjom paruošę tų tokių, bet sakau, mes to neįvykdėm. Čia nemanau, kad buvo blogai čia zona, ne zona, dabar čia ne tame esmė, manau, varžybų.